Prieš keliarius metus, berods 19 pabaigoje, JAV Žemės ūkio ir maisto departamentas užsakė mokslinį tyrimą, kas įvyks, jeigu visa Amerika, Šiaurės Amerika, taps veganais. Kiek bus taupyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir štai kas išaiškėja. Ar žmogus yra žolėdis? Tai tikrai ne. Žmogus mėsaėdis taip ir jau 85 000 metų vartoja taip pat ir augalinę mitybą. Už tai mūsų organizmas pritaikytas ir mėsą valgyti, ir augalus valgyti. Man kyla tada apskritai toks klausimas, ar valstybė gali reguliuoti mūsų mitybą, remdamasi pseudomokslu? Sveiki visi, kurie šiandieną įsijungė pirmąją asociacijos Laisvės rinktis tinklalaidę. Ačiū už jūsų peržiūras, už jūsų dėmesį. Spauskite mygtuką patinka, sekite mus ne tik tais YouTube kanale, bet ir Facebook'e ir Instagram'e. Kiekvienas jūsų pirmas patiktukas yra aukso vertės, dėl to mes iš anksto dėkojame už jūsų paramą. O dabar trumpai apie mus, kas yra asociacija Laisvė rinktis. Drąsiai sakau, tai esame pirmoji ir vienintelė organizacija Lietuvoje, kuri pastebėjo, kad Lietuvos žiniasklaida ir politikoje viešojo erdvėje ganosi šventos karvės. Kas to šventos karvės? Tai kai kurios veganiškas arba aplinkosauginės ultra žaliasias vertybės išpažįstančios organizacijos, kurios viešumoje skleidžia bet kokią informaciją, labai kartais sentimentalę, šokiruojančius vaizdo klipus, vaizdus, tačiau jų niekas netikrina. Maža to, niekas nedrįsta jų kritikuoti. Taip, šitos organizacijos po savo žinučių gauna neblogą finansinę naudą iš rėmėjų, jas taip pat dosniai remia valstybė. Taigi, kaip minėjau, kuogi nešventos karvės. Dėl to su džiaugsmu pristatau mūsų asociacijos Laisvės rinktis komandą. Ingrida Pupelienė, Dalia Grakulskytė ir aš, Austė Korbutė. Ingrida, pradėkime nuo tavęs. Pažįstu tave kaip žmogų puikiai dirbantį su informacija. Ingrida labai mėgsta kasti faktus ir juos tikrinti. Ingrida turi patirties dirbdama su šauniais informaciniais projektais. Maža to, tai gamtos vaikas, kuris vaikšto po miškus, kaip pėdsekė, ne vienerius metus, su bičiuliais bendraminčiais įkūrė išlikimo gamtoje klubą, Survival klubą. Ten vyksta labai žavi veikla. Ir apie gamtą jį gali papasakoti, ko gero daugiausia. Ingrida. Ačiū už tokį gražų pristatymą. Aš save truputį kukliau pristatyčiau. Nesu profesionalė gamtininkė, esu tiesiog mėgėja, tai ir pėdsekystė yra tiesiog pomėgis. Ir Survival klubas mūsų nėra ten kažkoks labai ekstremalus, tai yra tiesiog draugų kompanija, kuri domisi gamta. Iš tikrųjų, vienas iš mano pomėgių yra demaskuoti mitus ir atkreipti dėmesį į prietarus, tokius dalykus, kurie mums yra nereikalingi. Ir tai darydama jaučiuosi kaip gerą detektyvą žiūrėdama. Tai taip, mėgstu tikrinti faktus ir kaip ir dauguma žmonių turbūt nemėgstu jaustis išdurta. O šiuo metu viešoje erdvėje tikrai gyvūnų gynėjai ir kitos ekstremalios tokios organizacijos pateikia savo net ne faktus, o labiau, sakyčiau, nuomonę, tikėjimą, tokį kaip suvokimą, kaip tikrovę. Ir tos kitos pusės argumentų mes negirdime. O tik tai tokioj atviroje, sąžiningoje diskusijoje mes galim priimti racionalius sprendimus. Tai aš manau, šito trūksta ir manau, kad tai turėtume pakeisti. Su džiaugsmu pristatau Dalią. Ji yra skaitmeninės rinkodaros profesionalė. Pažįstu ją ne vienerius metus. Dalia turi labai gilų žvilgsnį į tai, kas vyksta skaitmeninės rinkodaros erdvėje. Tad prašau tave, Dalia, pasakyk savo įžvalgas, stebėdama mūsų visas socialinės medijas, stebėdama tuos internetus. Ką tu matai,
kas vyksta iš veganiškų ir ultražaliųjų organizacijų pusės. Kiek pagristi tie jų graudus verksmai, įspūdingi vaizdai, emocijas kutenantis visokiausi pranešimai. Kaip tu juos reaguoji ir ką tu gali padaryti, kad mes būtumėme apsaugoti nuo nepagristos informacijos srauto. Ačiū, Auste. Aš irgi tave labai ilgai jau pažįstu, labai smagu. Ir Ingrida iš tikrųjų labai puikiai paminėjo, kad nei vienas žmogus nenori jaustis išdurtas. Ir kai tu esi skaitmeninės rinkodaros specialistas arba ilgą metą dirbi su tuo, tu iš tikrųjų aiškiai gali matyti, kad tie biudžetai tam tikrų organizacijų yra nelygiomis teisėmis leidžiami. Ir iš tikrųjų ten yra 4ženklės sumos, naudojami tam tikri jausminiai trigeriai, kas iškreipia visą tą informaciją ir dauguma visuomenės arba didžioji dalis visuomenės iš tikrųjų jie negali atsirinkti teisingos informacijos, tos kokybiškos informacijos. Tai man galbūt kaip ir Ingridai. Nenoriu aš būti išdurta. Matau, kad iš tikrųjų kita pusė dar tikrai neturėjo šanso pasisakyti ir sugriauti mitus, ypatingai kai tu esi tam tikros srities ekspertas. Pavyzdžiui, turime tam tikras organizacijas ir turime mums strategiškai svarbius ūkininkus, ar ne? Ūkininkai jie turi ir taip darbo, ką jie gali daryti, o būtent tos organizacijos jų tikslas yra ištransliuoti pseudo informaciją. Ir tą matydama, aš tiesiog negalėjau neprisijungti prie jūsų komandos. Gera girdėti, vėliau Dalia pasakos labai įdomius ir kabinančius faktus apie tai, kaip demonizuojamas žemės ūkis, apie tai, kokie mitai skleidžiami apie mūsų kasdieninį maistą, pradedant nuo gąsdinimų beprotiškais pesticidų, herbicidų, kitų chemijų kiekiais, baigiant pasakojimais apie tai, kad neva ūkininkai teršia visą pasaulį, prisideda prie klimato kaitos, nors iš tiesų nieko panašaus nėra ir tai nėra esminiai faktoriai. Ir už kadro dar šiandieną sėdi 4. mūsų komandos narys, kuris yra atsakingas už tai, kad šios tinklalaidės filmavimo erdvė atrodytų taip, kaip atrodo. Kad jums būtų patogu klausytis ir stebėti mūsų transliacijas. Tai ačiū jam, tikiuosi, paplosite, kas sėdite iš mūsų patogiuose foteliukuose. Kągi, pakalbėkime toliau. Kodėl laisvė rinktis? Kodėl mes pasivadinome taip? Mes manome, kad jeigu žmogus yra nuolatos atakuojamas agresyviomis žinutėmis apie tai, kad jeigu jūs valgysite mėsą, pražus planeta. Apie tai, kad mūsų žemės ūkis taip klaikiai teršia vandenis ir atmosferą, kad jo reikia apskritai atsisakyti. Apie tai, kad jeigu nepirksite maisto ekologiškose parduotuvėlėse, vesite mūsų planetą į pražūtį. Ir tuomet mes sakome, ar tikrai žmogus yra laisvas, jeigu jisai priema sprendimus, netgi pirkdamas kasdienės prekes, nuolatos patirdamas spaudimą. Mes manome, kad ne. Ir prisimenu berods Tomo Akviniečio frazę apie tai, kad žmogus laisvas priimti sprendimus yra tik tuo met, kuomet jisai vadovaujasi racionaliais argumentais. Ir šiandieną aiškiai sakome, kad laisvės rinktis tikslas yra vadovautis objektyvia informacija ir vesti visą informacinį srautą į aukso vidurį ir sveiko proto kryptimi. Kodėl tai svarbu ir kaip tai padaryti? Pirmiausia, mes nebijome kritikuoti nei tų anksčiau įvardintų šventų karvių, mes nebijome įvardinti faktų, kurie yra nepatogus. Ir jeigu mums reikės pasvarstyti prieš transliuojant kokią nors tai žinutę, ar tai politiškai korektiška, ar tai tiesa, mes be abejo rinksimės antrą variantą. Galime pasakyti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad narvuose augintų vištų kiaušiniai yra biologiškai saugesni? Žmonių kalba tariant, paprasčiausiai, jeigu jūs valgysite narvuose augintų vištų kiaušinius, yra mažesnė tikimybė pasigauti kokią nors infekciją. Skamba kaip nepatogi tiesa. Ir kiekvienas veterinarijos specialistas, kiekvienas mokslininkas tai jums patvirtins.
Ir todėl mes sakome, kam skirtos mūsų tinklalaidės, mūsų Facebook įrašai, mūsų Instagramo postai ir tolesnės medijos, kurias mes kursime. Skirtas yra žmonėms, kurie mąsto, kurie išgirdę kokį nors pasakymą arba faktą, pirmiausia paklausia, ar tai tiesa. Tada antrą klausimą užduoda savo, o kodėl taip yra. Ir priimti sprendimą arba mąstyti yra darbas. Jis nėra lengvas darbas. Tai mes būtent ir padėsime tiems žmonėms, kurie sunkiai dirba mąstydami ir kurie įdeda pastangų prieš priimdami sprendimus. Tie, kurie nenori vadovautis racionaliais faktoriais, bet mes jums pažadame objektyvios, vertingos informacijos dozę. Ir dažniausiai pastaruoju metu labai gerai girdimi garsiai rėkiantis, bet žymiai mažiau mes girdime specialistus, kurie tikrai turi ką pasakyti. Maistas, kurį mes renkamės kasdieną. Įvairūs mūsų gyvensenos faktoriai yra labai svarbus mūsų sveikatai ir net ir visos Lietuvos gyvensenos sveikatai. Dėl to apie tokius svarbius dalykus turėtų kalbėti specialistai. Būtent čia mes jiems ir suteiksime galimybę kalbėti tai, kas yra iš tiesų svarbu. Mes nenorime skleisti jokio pseudomokslo, dėl to štai turime Ingridą, kuri įsipareigoja ir mes taip pat laikysimės jos nuorodų, patikėkite, kartais tai nėra lengva, bet kiekvienas faktas, kuris jūs pasieks, bus patikrintas ir jisai bus pagrįstas tam tikrais šaltiniais. Mes būsime atsakingi už kiekvieną savo teiginį. Įsipareigojame dar vieną dalyką. Štai jau antrajame mūsų podcaste kalbės Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Žinoma asmenybė ir savo srities profesionalas. Kitose tinklalaidėse taip pat kalbės profesionalai žinomi Lietuvoje. Manau, kad atėjo laikas šitame populizmo amžiuje įtraukti į viešą diskusiją žmonės, kurie turi gilias žinias tam tikrose vietose. Paminėsiu dar vieną nepatogią tiesą. Ar teko girdėti, kad valgydami gyvūninės kilmės maistą, jūs teršiate planetą ir tada planeta kenčia nuo didesnės klimato kaitos? Kiek iš jūsų esate paklausę, ar tai tiesa ir kodėl taip yra sakoma? Aš pakalbėsiu mokslo kalba. Prieš keliarius metus, berods 19 pabaigoje, JAV Žemės ūkio ir maisto departamentas užsakė mokslinį tyrimą, kas įvyks, jeigu visa Amerika, Šiaurės Amerika, taps veganais. Kiek bus taupyta šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ir štai kas išaiškėja. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažės viso labo 2,5%. Tačiau laukus reikės tręšti daugiau mineralinių trąšų, kurios, kaip žinia, yra pagamintos iš mūsų žemės iškasamų vertybių. Joms reikės daugiau transporto, viso tai todėl, kad nebus gyvulių mėšlo. Šiaurės amerikiečiai neturės galimybės natūraliai gauti vitaminų A, B12, prasidės ganėtinai smarki geležies ir omega rūgščių stoka. Vadinasi, šiuos maisto papildus reikės gaminti cheminiais būdais ir taip pat juos gabenti po visą šalį. Atminkime, kad maždaug 30% visų žemės ūkio plotų žemėje netinka apskritai auginti jokius augalus. Juose ganosi gyvuliai, kurie puikiai įsisavina žolę, tiksliau žolėje esančią celiuliozę ir paverčia ją labai vertingais baltymais mūsų maistui. Dar sakoma, kad auginant karvę sunaudojama labai daug vandens. Tačiau kodėl niekas neskaičiuoja, kad kas rytą mes kiekvienas duše išleidžiame po 50 litrų geriamo vandens. Sakysite nesimaudyti, mes nieko nesakome. Mes tiesiog sakome, kad tai yra statistika, tai yra faktas. Ir nekalbame apie tai, kad reikia valgyti daug mėsos, žuvies, kiaušinių, pieno ir kitų gyvūninės kilmės produktų. Mokslas šiandieną sako aiškiai, pusę mūsų lėkštės turi sudaryti vaisiai ir daržovės. Ir kol mokslas nepasakys kitaip, mes sakysime, kad žmonės laikykimės šitos taisyklės. Kuomet mokslas pasakys kitaip, mes pranešime jums, įsipareigojame.
Ir kodėl šiandieną aš esu čia, šioje kėdėje. Aš ilgus metus dirbau komunikacijoje, savo karjerą pradėjau žurnalistikoje. Prieš gerą 10 metį pradėjus bendradarbiauti su ūkininkų organizacijomis, aš pastebėjau, kokie metodai vartojami viešoje erdvėje, platinant įvairias žinutes, diskredituojančias žemės ūkį, ypatingai gyvulininkystę. Ir žinote, aš pakraupau. Supratau, kad visi šitie manipulacijos, faktų nutilėjimai, propagandiniai metodai, jie yra tik sąrašo pradžia. Mano galva, šalyje, kurioje didžioji dalis gyventojų yra su geru išsilavinimu, taip neturėtų būti. Ingrida, tau klausimas kaip mąstytojai apie gamtą. Kasgi vis dėlto yra teisingiau? Kas tas žmogus yra? Mėsavalgis, plėšrūnas ar taikus vegetaras? Ką apie tai sako mokslas? Kiek domėjausi, paskutinis tyrimas irgi Izraelio mokslininkų padarytas, kad žmogus 2,5 milijono metų buvo mėsavalgis. Tai yra prieštaraujantis nusistovėjusiai nuomoniai tyrimas, bet jisai buvo plačios apimties, įtraukta daug sferų, ta prasme ir archeologija, ir kūno tyrimai, kurie rodo, kad, pavyzdžiui, skrandžio rūgštis yra ypatingai didelė pas žmogų, didesnė negu bet kurių kitų mėsaėdžių. Kodėl? Todėl, kad kai nudobdavo mamutą, jie neturėjo šaldytuvo, kur laikytas mamutas pagesdavo ir tą pagedusią mėsą reikia ypatingai didelės rūgšties, kad sunaikinti pavojingas bakterijas. Tai šitas tyrimas yra labai įdomus, apie jį galėsite daugiau pasiskaityti mūsų tinklapyje ir Facebook'e. Ir jisai turbūt vienareikšmiškai atsako į klausimą, ar žmogus yra žolėdis, tai tikrai ne. Žmogus mėsaėdis taip, ir jau 85 000 metų vartoja taip pat ir augalinę mitybą. Už tai mūsų organizmas pritaikytas ir mėsą valgyti, ir augalus valgyti. Esame unikalūs. Gal ne visai unikalūs, yra dar keletas visaėdžių gyvūnų. Dar vienas įdomus faktas, kad žmogus yra ir super ištvermingas. Jisai gali aplinkti arklį arba iš vis bet kurį sausumos gyvūną. Jeigu raižyta vietovė, jeigu yra karšta, tai žmogaus vėdinimosi sistema yra unikali, nes jisai gali prakaituoti. Tuo tarpu visi kiti žinduoliai turi per burną iškvepuoti karštį. Ir šita savybė, ištvermė ir greitai bėgti ilgai be pertraukų yra žmogui ne šiaip sau. Evoliucijos eigoje turbūt taip išsivystė, nes žmogus galėjo persekioti grobį iki visiško grobio išsekimo. Tai yra unikali tarp žinduolių savybė, kurios neturi kiti. Ir esi minėjusi, kad mūsų maratonininkai išnaudoja šitą gebėjimą. Taip, tai ilgą bėgimą, apie tai kalba mūsų sportininkai, kiti žmonės galbūt apie tai žino mažiau, kad žmogus nėra toks bejėgis, kaip kai kas kalba. Ir sakoma, kad žmogus visgi neturi nei aštrių dantų, neturi nagų įspūdingų. Ir koks tada iš jo tas super plėšrūnas ir super mėsaėdis, kaip jisai sugebėjo tokiu tapti? Tai gal nėra toks žmogus bejėgis, kaip jau ir kalbėjome, visų pirma turi nerealią ištvermę, o dėl to argumento, kad žmonių dantys nepritaikyti plėšyti mėsai, nėra visiškai taip. Jeigu žmogus 2,5 milijono metų sugebėjo valgyti tą mėsą, sunku teikti, kad jisai negali jos valgyti. Įrankius jau irgi turim labai ilgą laiką ir ginklus turim labai ilgą laiką. Tai žmogus galėjo pasigauti, nužudyti gyvūną, apdoroti tą mėsą ant ugnies ir jam nereikėjo tų super aštrių dantų ar super aštrių nagų. Už tai tiesiog evoliuciškai tai pas mus neišsivystė. O kaip yra apie tai, kad kalbama, jog mėsos perteklius gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas, nutukimus, vėžį ir taip toliau? Gal galėtume pasižiūrėti į tokį įdomų eskimų pavyzdį. Jeigu eskimai, jų tradicinė mityba sudaro 99% vien gyvūninės kilmės
produktai. Jie valgo gyvūnus, elnius, ruonius, žuvį ir visa kita sudaro labai mažai. Ir kai darė tyrimus, jie ypatingai mažai serga širdies ligom ir bet kokiom kitom ligom. Tačiau pasikeitė laikotarpis ir eskimai irgi perėjo prie labiau vakarietiško gyvenimo būdo. Aš tai tokį paveikslėlį įsivaizduoju, kad eskimas įsėda į sniego mobilį, važiuoja iki parduotuvės, ten nusipirka šlamšto, angliškai junk foodo, grįžta į namus, sėda ant sofos, žiūri televiziją ir valgo tą šlamštą. Tai kas atsitiko, kai perėjo prie tokio gyvenimo būdo, padidėjo 3 kartus sergamumas širdies ligomis. Tai, man atrodo, nevertėtų kaltinti mėsos dėl to, ką padarė labai perdirbtas maistas, cukrus ir visi kiti nesveiki dalykai. Nes jeigu tai pasižiūrėjus, kur yra atlikti tyrimai tiesiog dietų, tai veganiška dieta ar viduržemio dieta. Mokslininkai sutarė, kad viduržemio dieta yra sveikiau mūsų širdžiai ir taip toliau. Tai. Kas įeina į viduržemio dietą? Į viduržemio dietą įeina įvairūs maistas. Pirmiausia, vyno taurė. Šitą žino visi. Jūros gėrybės, alyvuogių aliejus. Ir turbūt labiausiai tai nesinervinimas ir besimėgavimas gyvenimu. Aš manau, kad aš prijaučiu tai dietai. Sekantį mano dietą bus. Tas geras. Ingrida, ką tau bendro turi pėdsekystė, paieškos gamtoje gerų dalykų ir faktų šitų tikrinimas, knisimas, paieška? Tai vėlgi, kaip sakiau, pas mus yra daug prietarų ir mitų. Ir tai irgi yra ir apie gamtą, ne? Kad žmonės labai bijo plėšrūnų. Bijo eiti į mišką, bijo būti užpulti vilko ar meškos. Nuo to tikimybė yra labai maža ir irgi tai parodo keletas įdomių tyrimų. Pavyzdžiui, Afrikoje, savanoje darė tyrimą su gyvūnais, paleisdavo žmogaus pokalbį, žmonių pokalbį ir paleisdavo liūto riaumojimą. Tai labiau gyvūnai išsigąsdavo žmogaus balso. Arba kitas tyrimas apie žmogaus kvapą, kad žmogaus kvapas atbaido tiek plėšrūnus, tiek kitus gyvūnus. Ta, aišku, labai gerai žino medžiotojai, kad žmogui sunku prisiartinti prie gyvūno. Ir taip logiškai galvojant, turbūt vėlgi reikėtų pasižiūrėti į evoliuciją. Tie gyvūnai, kurie nebijojo žmogaus, jie turbūt turėjo mažesnę galimybę pasidauginti ir išlikti. Ir todėl, kad kaip ir užsiemu pėdsekystę, ką ir mūsų gamtininkas Čepulis sakė, ne, pamatyti vilką, tai jau yra sėkmė didžiulė. Nereikia bijoti, o reikia pasidžiaugti. Nes vilkas pagal kvapą gali užuosti, žinoti, kas atėjo į mišką. Ar tai moteris, ar tai vyras, ar jisai turi techniką, tarkim, jeigu turi fotoaparatą ar ginklą, žymiai mažesnė tikimybė sutikti vilką. Bet dėja, man dar irgi to nepavyko padaryti, nepavyko sutikti. Tai čia tokie mano pomėgiai, o tyrimai yra įdomus. Tai tas gamtos pomėgis ir pomėgis žinoti ir tyrinėti daug atskleidžia paslapčių ir tada gali jaustis drąsesnis, jeigu tu žinai, kas vyksta, nėra taip baisu. Tai jeigu mes esame tokie plėšrūnai, mūsų bijo vilkai, o tai kiti žvėrys irgi mūsų bijo, visi mūsų bijo, taip? Tai taip, irgi dar vakar pasitikrinau faktus, nėra nei vieno gyvūno, kurio maistas, įprastas maistas būtų žmogus. Tai gali būti atsitiktiniai atvejai, kaip, tarkim, gyvūnas sužeistas arba jisai labai alkanas, badaujantis, tai baltosios meškos, pavyzdžiui, ne, kai jas ledas tirpsta, jos pradeda medžioti sausumoje, jeigu jos susiduria su žmogum, gali užpult, bet tai vis tiek nebus taip, kad jos maitinasi žmogum ar specialiai jį persekioja, medžioja. Tai mums reikėtų atskirti ekstremalias situacijas ir kasdieninį gyvūnų elgesį. Taip, mes girdim tas istorijas apie užpuolimus, bet tai yra vienetiniai atvejai. Žmogus vienareikšmiškai yra super plėšrūnas ir tikrai dominuoja piramidės viršūnėje.
Supratau. Mes nesame delikatesas, ar ne? Švelniai tariant, čia geriausia, ką galime pasakyti apie savo mėsos skonį. Viena iš teorijų teigia. Mes tik tai savo fainai, ar ne? Niekam daugiau. Mes skanus tik tais kanibalams. Taip. Viena iš teorijų teigia, kad gyvūnai identifikuoja plėšrūnai kaip po prastą mėsą. Taip kaip valapių, pavyzdžiui, neėda, taip ir žmonių neėda dėl cheminių medžiagų, kuris kvapas išskiria, kad identifikuoja, kad tai neėdama. Bet tos cheminės medžiagos tai nėra visokie skonio stiprikliai esantys maiste, kaip suprantu, tai mūsų natūralūs dalykai, ar ne? Taip, tai mūsų kvapas, prakaitavimas yra kažkas irgi tokio unikalaus, ko mokslininkai dar nežino visų paskirčių, bet evoliucijoje mes dominuojame. Tai, ką darėm, tai privedė mus prie tos sėkmės, kad dabar esame dominuojanti rūšė Žemėje. Ačiū Ingridai už pasakojimą. Įsivaizduokite, jeigu dabar jūs įtraukia šitie faktai, kokio įdomumo bus jos kurti įrašai Facebook'e, video ir kita medžiaga. Tavo vaizdas į ūkininką, žvelgiant grinai iš skaitmeninės erdvės pozicijų. Koks jis yra šiandien ir koks jis turėtų būti? Gaila, bet šiuo metu ūkininkai yra demonizuojami. Ir tai yra tiesa. Tai nėra, kad aš tiesiog pasiremiau savo sugalvotais faktais, ką dažnai daro organizacijos, susigalvoja savo pseudo faktus ir sugalvoja, kad dar pridės tam tikrų jausmingų paveiksliukų su ašarojančiais gyvūnais ir tada pasidarys jisai mokslinis straipsnis. Tai va, tai šiuo metu ūkininkai yra tikrai labai stipriai demonizuojami, ypatingai dėl klimato kaitos, kad jie neva skriaudžia gyvūnus. Tai tokie pseudo mitai dėja, bet šiuo metu labai stipriai egzistuoja visuomenėje. Aš pastebiu, kaip aktyvistų darbotvarkė persikelia į politikų kabinetus. Ką tu apie tai manai ir kaip iš tiesų turėtų būti? Na, iš tikrųjų keista, kai iš tikrųjų tam tikros organizacijos dažnai varsto įvairių ministerijų duris. Tai pradedame nuo aplinkosaugos, žemės ūkio, švietimo beje, nes kaip tik įtraukia į programą. Ir politikai galbūt pasiduoda, ypatingai šiuo metu, kadangi yra rinkiminis metas ar ne, tai pasiduoda daugiau laikų turinčiai tikriausiai daliai visuomenės, nes jos, kaip ir minėjau, ūkininkai dirba, o tam tikros organizacijos garsiai rėkia. Tai vėlgi, kas daugiau turi laiko, ar ūkininkai, kurie dirba ir neturi kada, ar tos, kurios rėkia ir transliuoja. Beje, ką norėčiau pasakyti iš savo srities, tai kad tos organizacijos, jos nesirenka atsitiktinai savanorių, tikriausiai jau esate galbūt net ir matę darbo skelbimų, kad jie ieško profesionalų. Tai reiškia, tos žinutės sąmoningai sudėtos tokios, kad galėtų paveikti didžiąją visuomenės dalį ir kad galėtų žmonės iš tikrųjų, kad įsisavintų tą informaciją dėl to, kad eina per jausmų prizmę, nors tai visiškai neteisinga. Bet grįžtant prie to, kad kaip aš matau politiką kaip lyderį, kaip nuomonės formuotoją, kurį verta būtų sekti, o ne tada, kai politikai bando susirinkti savo balsus mūsų visuomenės, didžiosios visuomenės dalies sąskaita. Tai sakyčiau, man kyla tada apskritai toks klausimas, ar valstybė gali reguliuoti mūsų mitybą, remdamasi pseudomokslu? Viena organizacija jau siūlo padaryti taip, kad į žaliuosius pirkimus nebūtų galima įtraukti produktų, tarkime, kuriuose yra gyvūninės kilmės maistas, nes gyvūninės kilmės maistas, juk visi žino ir savaime suprantama, negali būti tvarus. Tai čia vienas yra viso labo iš pastebėjimo. Žinot, marketingas iš esmės veikia tokiu principu. Visą laiką, kai mes matome tam tikrą kaip pasakyti, aš sakyčiau, verslo modelį. Šiuo atveju yra visiškai verslo modelis sukurtas.
mums reikėtų pasižiūrėti, kam iš to yra naudos. Tai jeigu mes turime vargšus, kaip pasakyti, gyvuliukus skriaudžiamus, nors pagal ES gyvūnų gerovės įstatymą, iš tikrųjų gyvuliai turi būti emociškai, kaip pasakyti, jie turi laisvės emocinės, nuo skausmo, nuo ligų, nuo troškulio, visą tai reglamentuoja įstatymai. Paskleidžiamas tam tikras mitas ir tada mes turime prekės ženklą, kuris patikrinta, kad tai yra veganiška. Tai reikia šiek tiek žiūrėti už to, kas slypi, kaip ir visur, kaip ir Ingrida sako. Čia, sakyčiau, pėdsakystė marketinge. Visiškai taip. Aš tikrai perku tam tikrus riešutus ir visai nesnį pasižiūrėjau, kad ant riešutų maišelio uždėtas ženklas veganiškas. Ir aš pagalvojau, ar tas ženklas skirtas blondinėms, ar kas nors galėjo įtarti, kad žinai, kad šitie riešutai gali turėti ko nors gyvūninio, gal ir voverė supakavo kartu su tais riešutais, neįsivaizduoju, žinai, kodėl, bet nesvarbu. Aišku, vėliau sužinojau, kad už tą ženkliuką mokesčių mokėtojai susimokėjo, tai informuojame, kad už vėliavos ženklo viešinimą Lietuvoje pernai viena organizacija gavo beveik 20 000 eurų, šiemet gavo 40 000 eurų. Tai jie turbūt dėkingi mums, Lietuvos mokesčių mokėtojams, už šitą dosnumą. Kad riešutus galime pažymėti raidę. Ženklą veganišką. Blaiviai mąstant, vienintelis maisto šaltinis, pagrindinis maisto šaltinis yra žemės ūkis, neskaitant kelių žvejų mėgėjų, kurie parneša žuvį namo sužvejotą, arba pavienių medžiotojų, kurie laiks nuo laiko kažką pagauna, kokį nors tai grobį, parneša į namus, bet čia yra turbūt 0,000% mūsų maisto. Dar plus, jeigu skaičiuotumėme dzūkų grybus ir uogas, ar ne? Ir ką daryti šitoj vietoj, kad šitaip ūkininkams yra atseikėjama neigiamos informacijos apie juos. Kaip jaustis apskritai reikėtų ir apskritai, ką žmonės turėtų kalbėti, turėtų galvoti prieš sakydami, kad ūkininkai yra blogis, ūkininkai žudo planetą, uždrauskime visą žemės ūkį. O ką jūs valgysit žmonės? Iš tikrųjų, tai vietoj to, kad mūsų politikai tikriausiai palaikytų šiuo metu palaikomas organizacijas, sakyčiau, kad politika turėtų taip pat įsikišti, nes tai yra strategiškai svarbi mums, mūsų ekosistemos dalis, ar ne, ūkininkai, gyvulininkystė, žemės dirbimas ir taip, pastebėkime, kiek iš tikrųjų sumažėjo, nes jau pasidaro, ūkininkai nebegali informatyviai kovoti prieš nusistatymus būtent. Tai įsivaizduokite, jeigu buvo atlikti tyrimai ir pasakyta, kad 53% iš tikrųjų palaiko ūkininkus, jie, kaip pasakyti, visuomenės dalis 48% tikrai žino, kad tai yra ūkininkas, yra pakankamai strategiškai svarbi dalis, bet likusioji dalis vertina neigiamai. Tai kodėl neigiamai? Dėl to, kad nėra to vadinamo lydo, politinio lydo, kad ūkininkai galėtų įsivesti tam tikras technologijas. Politikai arba politika turėtų vesti prie investicijų, nes iš tikrųjų žemės ūkis pilnas inovacijų, jame yra tikrai labai daug technologinių sprendimų, juos reikėtų suefektyvinti, taip pat žemės ūkis galėtų net ir prisidėti prie planetos išsaugojimo. Tai kodėl šiuo metu reikia tiesiog ūkininkus trypti ir maišyti su tom pačiam žemėm, ar ne? Tai man galbūt taip trūksta lyderystės iš politikos, kur galėtų suformuoti tinkamą nuomonę ir kur galėtų prisidėti prie dar didesnių inovacijų, būtent pagelbėti ūkininkams. Viešoje erdvėje socialinės medijos šiuo metu tarsi tampo informacijos vartotojais į šonus su visokiais stebuklingais receptais. Tai tapkite veganais, būsite tokie. O galbūt tapkite visiškais mėsavalgiais ir būsite vėlgi ten ultrasveiki ir stiprus. Dar yra daugybė pasiūlymų. Kaip elgtis protingam informacijos vartotojui, kad ir gauti vertingos informacijos ir nepakenkti savo su tokiais apykvailiais, nepamatuotais sprendimais. Na, dar norėjau galbūt šiek tiek ir papildyti ir po to jau atsakyti. Tai mes dar turime ir filmų, ar ne? Mes turime
filmų, Conspiracy, man atrodo, Incorporate. Food Incorporated, Conspiracy, taip, šitie šedevrai. Net iš tikrųjų pseudo informacija patys susistatė savo filmus, kad būtų patys savo smagus ir pūkuoti ir tada bando visus kitus įtikinti tą pačią teoriją, kurie jie patys tiki. Tai gal pradėkime nuo to, kad mes privalome turėti laisvę rinktis ir žinoti informaciją iš visų pusių. Tai reiškia, kad ne tik vienos pusės, kuri yra šiuo metu transliuojama, bet mes turime gebėti atsirinkti ir tuos tikruosius faktus, kur mes iš tikrųjų skatinu jūs keliauti į mūsų Facebooką, laisvę rinktis, pasižiūrėti mūsų kuriamus postus, nes Ingrida tikrai kuria nerealius postus, kur maišas žinių ir tada jūs galite patys įvertinti, turėdami tą visą informaciją, kurią pusę jūs norite tikėti, kuris skamba logiškiau. Ir greičiausiai, kad reikėtų taip pat savo visą laiką kelti klausimą, o kodėl, kas už to, kodėl čia tokia iniciatyva, o kas vyksta už tos scenos. Tai tikriausiai, kaip pasakyti, mūsų mąstymas arba mūsų smegenys turi toliau kelti klausimus ir mums turi būti suteikta laisvė rinktis. Iš tikrųjų, pastaruoju metu netgi kaip informacinių desertų pasimėgavau filmo The Game Changers su didingu prodiuseriu. Jį produsavo, kūrė, režisavo garsusis James Cameron. Tenais šitame filme buvo kalbama apie tai, kaip veganai gali pasiekti didžiulių pasiekimų sporte. Ten buvo kalbama apie tai, kaip veganas laimėjo galiūnų čempionatą, kaip olimpiniai tam tikri žaidėjai irgi pasiekė olimpinių aukštumų. Įdomiausia yra tai, kad vėliau paaiškėjo, kad tas galiūnų čempionatas iš tiesų buvo veganų galiūnų čempionatas. Na be abejo, kažkas turėjo laimėti. O pasiieškojus informacijos internete išaiškėjo, kad James Cameron kartu su žmona turi daugiamilijoninį verslą, užsiemantį veganiškų maisto papildų sportui gamybą ir prekybą. Buvo netgi speciali televizijos laida padaryta su James Cameronu ir jo paklausė, klausyk Jamesai, o čia viskas okei? Etiška? Jo, etiška. Ar čia gerai, kad tu reklamuoji faktiškai savo pagamintas piliulės, žinai, per savo filmą, ilgametražį, prabangų, Netflixas rodo ir taip toliau. Žinai, ką pasakė? James Cameron atsakė, tai čiagi viskas tvarkoja. Čia viskas daroma dėl gero tikslo. Tai jūs pagalvokite, jeigu dėl gero tikslo, tu gali knisti žmonėms protą, gali akivaizdžiai meluoti, iškraipyti faktus. Na, aš sakyčiau tada velniop tą tikslą. Ko mes siekiame, tai išlikti objektyvus. Neketiname liaupsinti nei ūkininkų, nei sakyti, kad tapšnoti per petį nei veganams. Mes tiesiog turime bendrą informaciją, kurią leisime jums pasirinkti ir įsivertinti patiems. Na ir toks trumpas pavyzdys, tikriausiai net juoką kelia kartais, ką darytų įprastas žmogus ir ką darytų veganas, kai jeigu netyčia pamatytų besikankinantį gyvūną. Tai tikriausiai paprastas žmogus kviestų policiją ar ne, praneštų operatyviai ir išgelbėtų tą gyvūną, bet dėja veganas tikriausiai pirmiausia nufilmuotų, aplaudintų į mediją, pakviestų žiniasklaidą, parašytų PR straipsnį, kol tas gyvūnas tikriausiai neturėtų tiek daug laiko būti išgelbėtas ir finaliai jisai ištransliuotų tą žinutę, bet prarastų gyvūnų. Čia toks truputėlį kontrastas. Tai iš tikrųjų, bet kokiu atveju mes sieksime jums pateikti bendrą informaciją, kurią jūs galėsite kažkaip suvirškinti, atsirinkti ar ne. Ir nepamirškite sekti mūsų Facebooko, nepamirškite komentuoti, nepamirškite pasidalinti būtent ant savo sienos arba tiesiog įsikelti jums patinkančias mintis. Taip, aš prisidedu prie Dalios kvietimo palaikyti mus laikais, patiktukais, sekti mus ir domėtis mūsų įrašais, dalintis. Mums tai yra be galo svarbu, ypač dabar, kuomet mes žengėme tik tai savo pirmuosius žingsnius tiesos link.
Savo ruožtą aš pakartosiu, kad mes įsipareigojame išlikti objektyvus. Ir jeigu kas nors galvoja, kad mes tiesiog užvažiavome ant veganiškos gyvensenos, tai ne. Noriu, kad suprastumėme, mūsų pozicija yra ta, kad visuomenėje Lietuvoje labai puikiai dera skirtingos gyvensenos. Ir prie vieno stalo labai komfortiškai gali sėdėti tiek veganai, tiek vegetarai, oktolakto vegetarai, visavalgiai karnivorai ir taip toliau. Visiems yra vietos, tačiau nei viena iš šių grupių neturi teisės diktuoti savo gyvensenos kitiems. Noriu iš karto pasakyti labai aiškiai, kad mes nepasisakome aklai už tai, kad plėtotųsi gyvulininkystė ir taip toliau. Mes sakome, kad taip, gyvūnų gerovė yra šventas reikalas. Jinai yra reglamentuojama įstatymais ir kiekvienas, kuris nesilaiko gyvūnų gerovės reikalavimo, turi ir atsakyti pagal šitos įstatymus. O taip, per mūsų pirmąją tinklalaidę pakalbėjo, tikimės, kad vis dar sveiko proto balsas. Sekite mus, bendraukime toliau, žiūrėkime ir iki malonaus. Antrasis mūsų podcastas bus pokalbis su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi. Mes apkalbėsime tam tikras temas, kurios bus gerokai aštrios. Tai kokias konkrečiai metodikas naudoja tam tikros organizacijos norėdamos paveikti mūsų sąmonę, o gal net ir pasąmonę. Dainis pakalbės apie tai, kiek įvairios gyvensenos gali būti tapatinamos su religiniais įsitikinimais ir galų gale, kur keliauja įvairiai abejotinai informacijai skirti pinigai. Tai iki malonaus ir iki kitos transliacijos.